žmonių, kurie iš nervų pradeda labai norėti gerti jos troškiną. Tai yra natūralu. Labą dieną. Sveiki. Ko jūs vardu? Donatas. Donatai, nepadauginsit? Nu ne, balsas sako gerai. Gerai, reikia balsą atsigerti, Taip, ne? truputį. Taip, esu Donatas, man 37 metai, esu iš Vilniaus, kartais mėgstu uždainuoti. Dirbu socialinėje srityje, tiesiog darau gerus darbus kitiems neįgaliems žmonėms. Jūs turite irgi kokį nors mokytojų, kurie pataria jums, kaip elgtis prieš einant į sceną ar scenoje? Aš esu girdėjęs, kad tam tikrų niuansų, kad tarkim, iki šito jau nelabai gerai dainuoti pilnu balsu, po tos 10 jau galima. Po 10 kažkur vakaro. Ja. O dar geriau jau po vidurnakčio. Nu tai. Juokai juokais, bet Donatas tikrai yra gavęs porą patarimų. Šiandien jam buvo patarta įkalti raminamųjų. Na, bent jau valerijono. Donatas atsilaikė. Gal ir neverta. O kitą Donatui labai svarbų dalyką pasakė moteris. Viena dainininkė. Tai pasakė, tu turi tavo balsą, vokalą, bet tau reikia daug dirbti. Kasgi toji dainininkė? Kol kas jinai prašė nesakyti. Taigi, paslaptingosios moters pastumėtam scenos link Donatui beliko tik viena. Tiesiog tai reikia nugalėti tam tikrus kompleksus man ir parodyti visą save. O, mano draugas Donatas, sveikas gyvas. Sveiki, Martynai. Atsigėrei? Aš turiu dar vandens, ne? Gal užteks jau, gal. Jautiesi stiprus? Na, beveik. Nebijok, jeigu turi abejonių, nelaikas dabar jas Šiek tiek neštis. dreba, bet... Čia normalu viskas. Abejonės palik, jeigu ryšaisi lipti sceną, abejonės palik. Ir padaryk taip, kad nustebintum jos gerąją prasme. Dėkui. Sėkmės tau. Šviesus vaikinas. Labadiena. Labadiena. Kuo jūs vardu? Donatas. Iš kur, kiek jums metų, ką veikite, kur dirbate, ar esat vedęs? 37 metai Vilnius. Taip, ką dirbat? Socialinį darbą. Socialinį darbą? Taip. Prasmingas darbas? Taip. Šeiminė padėtis? Nevedęs. Svajonių jaunikis. Panos. Vaikai? Neturiu. Panos. Kaip taip sugebėjo, pasakykit. Ieškausi. Oi, dar jaunas šiaip jau. Atsilaikyti tiek metų. Tokiam išvažiavam vyrui nėra paprasta. Tai ko jūs čia atėjot? Žmonos susirasti. Daug gražių merginų, tikrai. Daug gražių merginų. Ar buvot prieš tai, kai lipot į sceną, ar buvot pavaikščiot po salę? Labai. Labai buvo. Labai buvo. Super. Ir krito į akis kas nors? Nu, kelias tikrai. Tikrai? Tikrai. Nu, jūs galite drąsiai parodyti dabar pirštukus savo. Kuri? Tiesa, nepasiėmiau akinių per tas... Aha, žiūri, jūs taip Aš prisimerkęs tokinukas, tai trumparegis. Tai... O koks jūsų regėjimas? Oi, ten -1,5. Gerai, Donatai. Ir jūs ką dainuojate? Mėginsiu dainuoti Jono Mašanausko. Seniai Vilniaus stogai. Šitkai. Mėgai Vilniaus stogai. Graži daina. Smagu. Tokia archaiška muzika, sakyčiau. Pakankamai. Na, linksma, ja, taip. Važiuojam. Na gerai, važiuojam. Seniai Vilniaus stogai, svaržda mano žalia, einu lyg paukštis lengvai, sena siaurąją gatvelę. Stogai senieji, vis pamatau, aš jaunas, šis pamatau. Seniai Vilniaus stogai, nušvinta ryto sunduliai, žara nušvinta rusvai, ir aš miegoti negaliu. Neišėjo labai. Kaip neišėjo? Kodėl neišėjo? O kodėl neišėjo? Susijaudino šiek tiek. Ir primiršot žodžius? Aš įsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti, kada išeina.
Taip, Galim, galim, kažką dar galima, taip? galim. Summertime, priedainį. O, gerai, su priedainiu. Gerai, summertime. Summertime. Ai. Iš karto. Pamiršai tekstą. Gerai. Jaudulys pakišo koją. Gali dar kartą. Gerai. Taip, jaudulys pakišo koją, aišku. Tu atsiminsiu žodžius. Gerai. Summertime. Čia vokiškai? Netrukdykit. And living is easy. Fish are jumping on the cotton's eye. God is mighty. Mama is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. Yeah! Aš tai kažkaip... Ne, gerai, Donatai, bet pasišnekam, nuoširdžiai, gerai. Taip. Bet sąžiningai. Kodėl jūs tai darot? Na, man patinka dainuoti. Tai akivaizdu. Dėl merginų, pasakykit, mes suprasim. Dėl merginų. Kaip vyriškai. Kaip nuoširdžiai. Ir jūs dainuojat, pavyzdžiui, bendradarbiams? Arba bendradarbiams tiksliau? Kartais. Kerštaudamas. Supyksta. Ar bendradarbiai, išklauso jūsų nesišypsodami? Na, kartais. Bet retai. Ai, Donatai. Nuostabu. O kaip jums pačiam atrodo? Kaip sudainavot? Nelabai gerai. Savikritiškai taip vis dėlto. Na, aš savikritiškas, taip. Jau savikritiškas? Ne, Donatai. Gerai, Donatai. Aš norėčiau, kad visi teisėjai bent po vieną sakinį pasakytų savo jausmus. Samai. Donatai, jūs mielas žmogus. Bet su dainavimu absoliučiai nieko bendro neturit ir nusišvilpti. Jūs tiesiog būkit geras žmogus. Viskas. Gerai. Donatai, jūs esat mielas žmogus, bet su dainavimu jūs nieko bendro neturit ir jums yra nusišvilpt. Ačiū. Jūs ten. Donatai, jūs iš tikrųjų esat labai mielas žmogus, bet neturit nieko bendro su dainavimu. Ir Donatai, aš irgi nesikartosiu, nors jūs esat labai mielas žmogus ir akivaizdu, kad ant dainavimo nusišvilpti. Bet ačiū, kad buvote. 4 ne, dėja. Iki. Metais. Tada tai žingsnis tai link tobulėjimo. Psichologinės tokios kaip naštos įveikimo. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Factoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.